Pavasarį šokam tarp pievos žiedų, vasarą džiaugiamės saulę, žiemą nosytėmis gaudom snaiges, rudenį vejojam lapus, krintančius nuo medžių aukštų, su meile už dangų daug platesnę. Spėk, kaip stipriai tave myliu, spėk, kaip stipriai tave myliu, spėk, kaip stipriai tave myliu. Spėk, kaip stipriai tave myliu, spėk, kaip stipriai tave myliu, spėk, kaip stipriai tave myliu. Spėk, kaip stipriai tave myliu. Riešutinio kiškučio nuotykiai. Kolekcija. Išaušo gaivus rudens rytas. Ir riešutinis kiškutis su tėčiu ieškojo, ko skanaus užkasti. Kokie skanūs. Ką tu radai riešutinį kiškutį? Kiškutį. Riešutinį kiškutį. Aš čia. Ar ko nors pririnkai? O ko mes ieškome? Šviežių pienių. Nejau pamiršai. Ak, tiesa. Čia nėra didysis riešutinį kiškį. Ei, ten apačioje saugokitės! O, laukinė pelytė. Valio, valio! Sveikinu riešutinius kiškius, tik pažiūrėkite, tai mano naujausias ir brangiausias lapas. O, gražus. Kaštono lapas, pridėsiu jį prie savo rudeninių lapų kolekcijos. Norėtum ją pamatyti? Taip. Iki, didysis riešutinį kiškį. Greit pasimatysim. Ar jau pasiruošei? Beveik. Oho. Čia klevo lapas. Štai ąžuolo lapas, o čia skroblo, palies kraštelius. O, durė. O čia tulpmedžio lapas. Kokia juokinga forma. Ir žinoma, kaštono. Tavo rudeninių lapų kolekcija nuostabi. Kiek daug formų ir spalvų. Ačiū. Ak, pamiršau patį gražiausią lapą. Tikrai? Oi, ar šis pats gražiausias lapas? Gal taip ir neatrodo, bet paklausyk. Oho, kaip traška. Oi, teks susirasti dar vieną tokį lapelį. Pilkoji voverytė. Ką darai? Renku gėles, kad papildyčiau savo kolekciją. Oho, galime ją apžiūrėti? Žinoma, eime. Kokia gausybė gėlių. Rinkau visą rudenį. Yra ir labai ypatingų. Kurios ypatingos? Visos atrodo vienodos. O ne, kiekviena vis kitokia. Žiūrėkit, šita tinka pusryčiams, o ta puikiai tinka graužti. O, taip. Labai šauni kolekcija pilkoji voverytė. Ačiū. Jūsų abiejų kolekcijos nuostabios. Rudeninių lapų ir gėlių. Gal ir man sukaupti kolekciją? Parodyčiau didžiajam riešutiniam kiškiui. Taip. Ką kolekcionuosi? Nežinau. Mes ką nors rasim. Pievoje yra daugybė dalykų, kuriuos galima kolekcionuoti. Į pievą! Kodėl nekolekcionuoji gėlyčių? Puikiai mintis. O, labas, mėlynasis drugelė. Gėlių vis dėlto nerinksiu.
Tegul jomis drugelė ir bitutės džiaugiasi. Gera mintis, juk rudeniniai lapai ir gilės, kai subręsta, tiesiog patys nukrenta. Tai ką man rinkti? Žinau, pagaliukus. Bus nuostabi kolekcija. Taip. Čia nelabai daug pagaliukų. Tai bėgam prie upės. Prie upės! Nagi, Sveiki! labas, Ūdra. Mes renkame pagaliukus. Žiūrėk, ten vienas. Koks lygus. Štai suktas pagaliukas. Ir samanotas. Oho! Kokia nuostabi pagaliukų kolekcija. Didžiajam riešutiniam kiškiui labai patiks. Tik dar vieną. Oi, O varge. O aš sugaudysiu pagaliukus. žiūrėkit, kaip Ūdra plaukia. Vieną paėmė. Valio! Skuba prie kito. Vėl paleido pagaliuką. Saugokis. Nuplaukė mano pagaliukų kolekcija. Atsiprašau, viskas per mane. Viskas gerai. Buvo linksma stebėti, kaip Ūdra juos gaudė. Dėkoju už pagalbą, Ūdra. Bet aš vis dar norėčiau rinkti kolekciją. Leisk pagalvoti, kas nors ypatingo. O, gal akmenukų? Žinau, kur yra gražių. Šauni mintis. Bėgam rinkti akmenukų. Sudie! Iki! Matai, argi negražūs? Kągi, tikrai dideli. Oho, nuo čia labai toli matyti. Ar tai ne patys nuostabiausi akmenys? Žinoma. Bet jis negali rinkti tokių akmenų, voverytė. Per dideli. Oi, pamiršau, kad jie skirti kolekcijai. Visą dieną riešutiniam kiškučiui ieškome, ką jam kolekcionuoti. Nieko tokio. Bent jau pamatėme žavų vaizdą. Galim rytoj ieškoti, kokią kolekciją jam kaupti. Ko gero taip. Tą naktį, net kai aukštai danguje pakilo mėnulis, riešutinis kiškutis negalėjo užmigti. Kad ir kaip stengėsi. Kas negerai, mano riešutinį kiškutį? Norėjau tau parodyti savo kolekciją, bet jos neturiu. Neradau nieko, ką galėčiau tau parodyti. O, ar tikrai neturi jokios kolekcijos? Tikrai. Visą dieną ieškojome, ką kolekcionuoti. Vieną kolekciją gal ir turi. Be to, ko nematyti. Ką nori tuo pasakyti? Ar prisimeni, ką šiandien veikei? Taip. Ir ką? Papasakok. Kągi, laukinė pelytė man parodė savo lapų kolekciją. Turėjo daug skirtingų formų ir spalvų lapelių. Tada pamačiau gilių kolekciją. Eilutėje, tokio ilgio. Tada rinkome pagaliukus ir Ūdra juos gaudė. Buvo labai linksma. Tada nuėjome į girią ir sėdėjome ant milžiniško akmens.
Grožėjomės slėniu ir stebėjome labai gražų saulėlydį. Wow. Oho, You surinkai gausybę prisiminimų. Tai beveik tas pats, lyg turėtumei daug rudeninių lapų ar gėlių. Nori pasakyti, kad aš turiu prisiminimų kolekciją? That's right. Taip, And you pasidalinai just savo shared kolekciją your su manimi. with me. Taip, galiausiai parodžiau tau savo kolekciją. Spėk, kaip stipriai tave myliu. As much Taip as stipriai, all kokio the nuostabumo yra wonderful tavo memories šios of dienos today. prisiminimai. Taip, kokio nuostabumo yra mano visi prisiminimai. And the best Kai thing renki about prisiminimus, collecting geriausia, kad kolekcija vis didėja, didėja ir didėja. and bigger and bigger. Tekstą vertė Laura Tamulevičiūtė, redagavo Eglė Dominienė. Skaitė Sergejus Ivanovas ir Marija Korenkaitė. Garso režisierius Julius Palavinskas. Įgarsinta LRT.